turi 2 asmeninės pražangas, Ovidijus Galdikas perima iš jo vidurio puolėjo rolę. Galdikas gražiai sukasi. Simas Galdikas pelnės jau 9 taškus. Šulskis ieško Galdiko. Galdikas gauna kamuolį po krepšių ir galingas jo dėjimas. Tikrai gera pastaroji atkarpa, kurią žaidžia pasvaliečiai. Atakuojančio gynėjo poziciją. Labiau išreikštas kaip taškų rinkėjas bus amerikietis Spenceris Parkeris. Atšokęs atakuoja, nepataiko su kamuoliu. Galdikas atakuoja bei pataiko. Nes Osvaldas Olisevičius tikrai turi puikią ranką. Nikita Balašovas taip pat gali pataikyti apskritai. Visi 5 krepšininkai metų. Kaip reikėtų gintis artimai prieš šį krepšininką. Džemaras Diksas dabar jį vaikosi Skučas. Vaikosi vienas kitas žaidėjas Šulskis, nepataiko iš po krepšio. Taigi dabar gali stabdyti varžovus pražangomis. Bet leidžia surengti greitą ataką Juventus ekipai Pieno žvaigždės. Atkovojo kamuolį Vasilijus. Ovidijus Galdikas prie žemesnius varžovus. Kamuolio prašo Ovidijus Galdikas, nėra kaip jam tiksliai paduoti kamuolį. Bičkauskis arčiau krepšio, Galdikas su kamuoliu ir pataiko metimą atsikovoja. Toks yra Pieno žvaigždžių penketukas. Rezultatyviausiai krepšininkai Derikas Lau 10 taškų. Be Echodo, Koreniuko ir Sabeckio, taip pat ir Lekūno žaidžia dabar ir Gvezdauskas. Toks yra penketas. Šis krepšininkas rungtynėse su Neptūnu, jis taip pat pradėjo mačą starto penkete ir pelnė 9 taškus. Vytautas Šulskis, Ovidijus Galdikas. Nugarą į krepšį prieš Andrėjo Gafonovo. Galdikas turi ūgio persvarą. Čia gražus blokas. Ir Ovidijus Galdikas pasinaudoja aktyviais perdavimais, kai atliko 6 per tokį laiką. Po to buvo prastesnė atkarpa, gal ir apskritai žaidė. Oi, koks dėjimas iš viršaus. Darbuojasi visose aikštelės pozicijose ir gynyboje, ir puolime, ir blokuojant, ir vagiant kamuolius. Pakabinti virš karedinės. Diksas, Sirutavičius, Diksas, Sirutavičiui ir Galdikas dalyvauja visų. Sompimas ir taip pat Morisas Baumanas neatvyko šiandien į Uteną. Čia dar vienas blokas. Dar viena gera proga. Prostranas šiandieną yra juodžio galvos skausmas, o Ovidijus Galdikas. Valdas Vasilijus. Ovidijus Galdikas, na ir čia Karolis Petruko. Žinoma, šiauliai gali naudoti dėjimas iš viršaus dar kartą. Vėl Vasilijus į Galdiku, vėl rungtynės Klaipėda Kėdainių Nevėžis 77. Čia dar vienas dėjimas Ovidijus Galdikas. Vėl pameta kamuolį virš krepšio Šulskis. Ovidijus. Antrojo kėlinio finišo Džemaras Diksas iš 3 taškų zonos galėjo išvesti savo komandą į priekį, o Ovidijus Galdikas. Žermeinas Lavas, jo koridorius ir Ovidijus Galdikas. Išrikiuotės dar jo pradžioje. Truko kryžminiai kelio raiščiai ir vis čia koks blokas, Ovidijus Galdikas. Kauno Žalgirio komanda, Lietuvos krepšinio lygos lyderė šiuo metu ir tokia lyderė liks. Galdikas, bum, taka, bum, 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 iš viršaus. 16 iš 25, taigi tokia statistika, rezultatyviausia, puikus perdavimas ir 2 taškai. Šiandien jau yra parduota 12 000 bilietų į rungtynes Žalgirio arenoje. Tai čia Ovidijus Galdikas blokuoja metimą, Gytis Sirutavičių Juventus krašte, visiškai laisvas buvo Gytis. Krepšinę meta Galdikas ir puikiai Davis Bičkauskas. Sirutavičius, Galdikas ir pirmieji Galdiko taškai. Nevėžis bando kovoti iki galo, bent jau sumažinti deficitą. Čia dėjimas iš viršaus. Šiandien Žalgirio arenoje bus užfiksuotas lankomumo rekordas. Žalgirio rungtynės šį sezoną daugiausiai stebėjo 12 000. Per šį ketvirtį, bet tai toli nuo 23 Nevėžio klaidų. Prostranos 5 padarė. Davis Bičkauskis situaciją įvertina tinkamai bei pelno 2 taškus. Lukauskis savo ruoštų iš toli nepataikė. Šiandien jo sąskaitoje 5 taškai. Lavas. Galdikas šiandieną Žabas
Buvo laisvas koridorius likęs jam dešiniajame krašte, o čia nepataiko Babkauskas. Nevėžio komandos smegenys, Nevėžio komandos didžioji puolimo jėga. Na, Vesdauskas minutė. Lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Sabeckis iš toli nepaikliai būtų jis. Rezultatyvumas irgi labai pasiteisino. Taigi Antanas Sirika, turbūt reikėtų sakyti, davė į kaulų šiandien jaunesnė. Ir Šiauliai tik tiek laiko dabar gali paversti taškais. Petersono perdavimas, labai sudėtingas Koreniko, turi nugaros problemų ir tai yra gana rimta trauma, žinant, kad tai yra labai jaunas žaidėjas. Taigi šiandien be Gedeikos. Oi, dar vienas Ovidijaus Galdiko blokas, bet šį kartą jau